Gegužės 1 Lietuvos socialdemokratų partijai svarbi ir reikšminga diena. Didžiausia ir populiariausia šalies partija šiais metais mini 120 metų jubiliejų. Į partijos jubiliejinį suvažiavimą atvyko garbingi svečiai iš Švedijos parlamento, Europos socialistų partijos atstovai, Lietuvos politinių partijų lyderiai, profesinių sąjungų, verslo, darbdavių konfederacijos atstovai. Vaizdo įrašus savo sveikinimus atsiuntė Europos parlamento pirmininkas Martinas Šulcas ir Europos socialistų partijos pirmininkas Sergejus Staniševas. Laiškus savo sveikinimo žodį perdavė Europos parlamento socialistų ir demokratų pažangijų alijanso frakcijos pirmininkas Gijani Pitela. Jubiliejinėme suvažiavime partijos pirmininkas, ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius perskaitė pranešimą Lietuvos socialdemokratų partijai 120 metų. Gegužės 1 taip pat minima Tarptautinė darbo diena, ypatingai svarbi viso pasaulio socialdemokratams. Mums darbas yra viena pagrindinių vertybių ir šalies gerovės šaltinių. Dirbantis, kuriantis žmogus vertas didžiausios pagarbos ir palaikymo. Apžvelgęs partijos istorijos ištakas ir dabartį, partijos pirmininkas ir premjeras Algirdas Butkevičius įvardijo, kuo ypatingi ir išskirtiniai Lietuvai buvo praėję metai. Apie daugelį dalykų galime pasakyti rekordiniai. Būtent rekordiškai augo užsienio investicijos, atsivėrė naujos eksporto rinkos, mūsų žemdirbiai užaugino visų laikų rekordinį grūdinį augalų derlių. Paminėjau tik kelias kryptis, kuriomis žengiant pasiektas proveržis. Bet svarbiausia, mes sutvirtinome valstybės ekonomikos pamatą, kurio neišjudino nei išorės smūgiai, nei vidaus įtampos. Tai leido įgyvendinti socialiai orientuotą vyriausybės programą ir kartu skatinti verslą, pritraukti investicijas. Lietuvos pasiekimus apžvelgęs kaip ministras pirmininkas, savo pranešime Algirdas Butkevičius išsakė svarbiausius artėjančių rinkimų programos akcentus, kurie remiasi 3 pagrindiniais principais – laisvė, solidarumu ir socialiniu teisingumu. Apibendrindamas programos esmę, noriu pabrėžti, dirbsime taip, kad suteiktume tikėjimą ateitimi ir pasitikėjimą savo jėgomis, stabilumo, saugumo ir bendrystės jausmą. Mes norime ir ragindame visus Lietuvos žmonės kurti savo gyvenimą savo tėvynėje, Lietuvoje. Partijos pirmininko pavaduotojas Juozas Bernatonis pristatė Lietuvos socialdemokratų partijos programą, kurios pagrindinis akcentas – saugi, solidari ir teisinga Lietuva. Rinkimų programos grupės vadovas, partijos prezidiumo narys Rimantas Vaitkus pristatė 2016 metų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą programą, kurios pagrindiniai akcentai yra viduriniosios klasės stiprinimas, gimstamumo skatinimas, investicijos į šalies ekonomiką, naujų darbo vietų kūrimas, siekis paversti mūsų šalį solidarios, kūrybingos ir aktyviai kuriančios visuomenės šalimi. Partijos pirmininko Algirdo Butkevičiaus surengtoje spaudos konferencijoje žurnalistus domino, su kokiais užmojais socialdemokratai ateina į rinkimus. 3,5 metų partija išsilaiko su aukščiausiais reitingais. Aš manau, tai yra istorinis įvykis, kada būnant valdančioje daugumoje ir partija vadovauja vyriausybei, tikriausiai Lietuvos istorijoje tokių reitingų nebuvo. Ir mūsų yra vienas pagrindinių tikslų, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas žinotų, kas yra nuveikta per 3,5 metų, kad įgytų pasitikėjimą didesnį dar socialdemokratų partiją, kad suprastų, aš manau ir supranta, kad šita partija populizmų neužsima, populistinių pažadų nedalina. Mums svarbus ilgalaikis stabilumas tiek ekonominėje, tiek socialinėje srityje. Didžiausias Lietuvos socialdemokratų partijos 34-ame suvažiavime buvo patvirtinti kandidatai rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėse ir daugiamandatėse rinkimų apygardose. Socialdemokratų partijos 34-asis suvažiavimas tradiciškai vainikuotas partijos garbės narės Nijolės Tallat Kelpšaitės sukurtų partijos himnu.